Mėly Lietuvos žmonės, vasario 16 tai puikia proga prisiminti, kad mūsų valstybė gimė iš Lietuvos žmonių svajonių, tikėjimo savo jėgomis ir solidarumo. Tai dvasinė stiprybės šventė. Prieš 95 metus Lietuva žengė naują demokratijos vertybėmis grįstą nepriklausomos valstybės kelią. Šis kelias Lietuvai niekada nebuvo lengvas ir šiandien nerimą kelia po visą pasaulį išsivaikščiojantis tautiečiai, nedarbas, žmonių nusivylimas. 1918 vasario 16 aktų signatarų pastangos atkurti Lietuvos valstybę šiandien mus įpareigoja savo darbais grąžinti valstybę žmonėms, atkurti piliečių pasitikėjimą savo valstybę ir pačių kūriamą demokratiją. Ir šiandieninės mūsų valstybės pamatinės vertybės nukreiptos į kūrybingos, teisingos, išsilavinusios Lietuvos ateitį. Didžiuojamės savo šalies darbščiais, talentingais, išradingais ir gabiais žmonėmis. Užimdami garbingą vietą Europoje ir pasaulyje turime nebijoti drąsiai žengti pirmin, priimdami naujus iššūkius ir įgyvendinami naujas idėjas. Tad išsaugokime tas vertybės, kuriomis buvo paremtas Lietuvos nepriklausomybės aktas, kurios ir šiandien mus stiprina, vienyje ir sutelkia drąsiai žengti nepriklausomybės akto signatarų nutiestų keliu. Sveikinu visus Lietuvos žmonės valstybės atkūrimo dienos proga.